Eteryje sporto naujienos. Alytaus sekmadieninės futbolo lygos A diviziono varžybose Druskininkų sporto centras Arnika treniruojama Vytauto Kapčiaus išvykoje rezultatu 5-2 įveikė Merkinės komandą. Druskininkiečių komandoje 2 įvarčius pelnė Almantas Tamulionis, o Jonukas Šimonis, Giedrius Vaščila ir Gintaras Ražanskas po 1. Šeštadienį Druskininkuose jau 19 kartą organizuotos tarptautinės sportinio ėjimo varžybos ir Lietuvos 10 km čempionatas. Šiais metais renginyje dalyvavo 104 sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Lenkijos. Dar 38 mėgėjai pražingsniavo masinėse 1 km varžybose. Pajėgiausia tarp moterų buvo Kristina Saltanovič. Lietuvos čempione šioje distancijoje ji tapo 8 kartą ir aukso medalių skaičiumi pasivijo Sonata Milušauskaitę. Antrą vietą užėmė Inga Mastianica, o trečią Diana Kazanova. Trečią kartą Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionu tapo Marius Žiūkas. Sidabro medaliu apdovanotas šiaulietis Tomas Gaidamanavičius, o bronzos Druskininkų atstovas Valerijus Grinko. Jaunių grupėje 5 km sportinio ėjimo distancijoje druskininkietis Marius Šavelskis iškovojo 1. vietą, o Normantas Petriša buvo 3. Veteranų grupėje 5 km distancijoje druskininkietis Petras Kavaliauskas iškovojo 1. vietą. Tiek apie sportą šiandien, naujausia informacija apie sportinį druskininkų gyvenimą po savaitės.